Ankstų rytą švelnus vėjelis. Šnabždės man tavo vardą paslapčia. Žinok, tai mano mintis ilgesingos. Jomis atskrėsiu pas tave. Tu ne miražas ir ne vizija. Tu mūsų skaitmeninė televizija. Baltikum skaitmeninė. Pramogos visai šeimai. Laidą Reidas pristato Nemelio taupomoji kasa. Patikimas jūsų verslo kreditavimas. Sveiki vyrai ir moterys vairuojančios, čia yra laida apie tai, kaip nereikia vairuoti, nes kaip reikia vairuoti, tai jūs žinote tikrai. Vieną lietingą rudens vakarą Klaipėdoje Statybininkų prospekte neblaivios merginos vairuojamas automobilis Mercedes-Benz trenkėsi į kelkraštyje stovintį automobilį Peugeot 807 taip, kad tas nustumtas ant šaligatvio dar nuskrido lygiai 29 metrus. Šalia avarijos vietos darbavęsis buvęs ugniagesys gelbėtojas įvykio vietą iškvietė medikus ir policijos pareigūnus bei atjungė Mercedeso akumuliatorių. Stovėjo va čia, kur baltas stovi. Taip, jo. Jis atsitrenkė. Aha. O Peugeot nuskrido 10 metrų atstumu. O Peugeot automobilyje vairuotojo nebuvo, jis tiesiog stovėjo viską. Ne, namie buvo. A, jūs pastatėte automobilį, ne? Taip, čia prie namų pasistatymą. Supratau. Ir kur ta mergina dabar? Kas jie yra? O. Mercedes automobilį vairavusi mergina buvo kaip nesava. Išlipusi iš mašinos sviravo ir nesorientavo aplinkoje. Medikai avariją sukėlusios vairuotojos į ligoninę nevežė, o policijos pareigūnai nustatė, kad ponia Dalia yra neblaivi. Jos organizme aptiktas lengvas girtumo laipsnis 0,83 promilės alkoholio. Pareigūnams moteriškė aiškino, kad turi šeiminių problemų, vartojo raminančius vaistus, gal pripūtė nuo jų, bet tiek nuo vaistų nepučiama. Netrukus į avarijos vietą atvykusi motina dukrą įkalbėjo vykti į ligoninę. Juolab mergina ne tik atsviravo, bet ir pasijuto prastai. Mama dukrą į ligoninę išvežė savo automobiliu. Automobilio Peugeot vairuotojas šalia šaligatvio automobilį palikęs iki avarijos likus 15 minučių, savo mašinos variklį mintyse jau palaidojo. Mat automobilis yra su automatinė pavarų dėže ir buvo paliktas stovėti parkingo režime. Teoriškai, net ir po kito automobilio smūgo į jo galą jis iš vietos pajudėti neturėjo, tačiau atsirado už beveik 30 metrų ant šaligatvio, kur laimiai tuo metu nebuvo nei žmonių, nei vaikų. Dėl šios avarijos Klaipėdos kelių policijos biure avariją sukėlusiai moteriškei surašytas protokolas, jos byla išsiųsta į teismą. Ir kitas siužetas iš tų pačių vietų. Kitą dieną Minijos ir Statybininkų prospekto sankryžoje į gatvės apšvietimo stulpą atsimušė automobilis Audi 100, tempęs priekabą su metalo laužu. Avarijos priežastis tiesiog kurioziška. Į Klaipėdą atvažiavo Peugeotiškio ekipažas. Jie atvežė parduoti metalo laužą, variklių detalės, akumuliatorius, žoliapjovę. Audi ekipažas jau buvo beveik pasiekęs kelionės tikslą – metalo supirktuvą Minijos gatvėje. Kai staiga 24 metų vairuotojų Rimgautui iš rankų iškrito valgoma bandelė, jis panūdo ją pakelti nuo grindų, o toliau matote, kas nutiko. Nieko, norėjau bandelį pasimti, sužiūrėjau ir viskas. To prasme bandelė. Nukrito bandelį iš šono. Su to keleivius išnekėjau ir ėmiau ir viskas atsitrenkė. O su keleivius išnekėjai, kuris dabar greitoja ar čia, jo? Nu va, bandelė. Prisidirbai dabar, žinok. Tai gerai, kad blaivas esi, matau. Automobilio savininkui Virginijui, sėdėjusiam priekinėje keleivio sėdynėje, per avariją stipriai sužalota galva. Aišku viena, kad neblaivus vyriškis nebuvo prisisegęs saugos diržo. Ir tai būna. Jis buvo išvežtas į ligoninę. Automobilį vairavęs Rimgaudas automobilius vairuoja jau virš 2 metų. Jis buvo blaivus ir neslėpė, kad po šios istorijos jam dingo apetitas. Šiaip, kelių eismo taisyklės nedraudžia valgyti vairuojant. Nors galėtų uždrausti ir tai, juk mūsuose taip įprasta viską uždrausti. Vieną niūrų vakarą vakarinio transporto spūsčių metu netoli Taikos ir Baltijos prospektų žiedinės sankryžos mikroautobusas lengvai bakstelėjo į Renault Safrane galą. Lengvai tai lengvai, ale vaikas, Renault keleivis į ligoninę tai buvo išvežtas. Nu ką, į užpakalį tas būčia? Į užpakalį ir viskas? Viskas, reikia kodėl, čiut-čiut. Nu čiut-čiut, bet vaiką išvežė į ligoninę. Klauskit jų kalbos. Ką sakot? Klauskit ten toliau. Paklaus. Čiut-čiut, žodžiu. Na, aišku. O tai čia buvo kamštis ar ko čia, kad prispris? Vienas pralė kitaip ant stabdžių. Aha. Užsižiapsojom ir tas
Supratau. Supratau. Vienas iš tos eilės į tą, mes anoj pusį važiavom. Tada jūs metėtės į šitą, Jo. o čia stovi mašina. Per avariją mažajam Renault keleivėliui sumušta galva. Štai taip nardyti piko metu yra pavojinga. Tai viena, o antra, reikia važiuoti taip, kad tas nardymas tarp eismo juostų nepakenktų nei tau, nei kitam. O apskritai, mikroautobuso techninė apžiūra tai pasibaigusi, na kas čia dabar dar to betrūko. Vijūnų gatvėje iš automobilių stovėjimo aikštelės nosį kyštelės Jaguaras, per ją iš karto gavo ir kliudė ant šaligatvio stovintį Citroeną. Pažirusios šukės apgadino šalia avarijos vietos buvusio automobilio Audi kapotą. Taigi, avarijos dalyviai 4, 2 stovėjo, 1 kišo nosį, o 4 varaivusi nuo Jutelaitį Kadį patyrė daugiausiai įspūdžių. Ar gyva esat? Gyvas, taip. Nu, man svarbiausia gyvas sveika. Važiavot pagrindiniu keliu, man atrodo, taip? Taip, pagrindinė. Ir? Išlindo jis, aš labai skubėjau ir jis išlindo iš nieko. Bet jūs ne prie ko, nesvarbu, kad neskubėjot, visiškai nesvarbu. Jūs važiavot pagrindiniu keliu. Nu taip. O tas, išvažiavo Išlindo. iš aikštelės ar kur? Taip, iš aikštelės važiavo. Supratau. Ir dar atsitrenkė į Citroeną, kaip supratau. 3 mašinos, žodžiu. Jo, nes nuo smūgio jisai nesusisuko. Jums ir pagalvės šovė. Taip. Ir dūmų buvo, ne mašinoje. Buvo. Skubėt ir nuskubėjot. Šaudė pagalvės, linko mašino nosis, dužo stiklai, o viskas baigėsi 3 eismo įvykių deklaracijų pildymu ir karteliu nugulusiu ant liežuvio. A kur perėję po velniais? Tačiau ne viskas baigėsi deklaracijų pildymu. Ta pačia diena Klaipėdos rajone, Veiviržėnų seniūnijoje, Šalpenų kaime, kelyje Legučiai, Šalpėnai, Judrėnai griuvo nuo vairuojimo savo motorolerio ir stipriai susižalojo to paties kaimo gyventojas Leonas, gimęs 1948 metais. Vairuotojas važiavo be šalmo, motoroleris be techninės apžiūros, kelio danga žvyras. Vyriškis buvo skubiai išvežtas į ligoninę Klaipėdoje, kuriam diagnozuota galvos smegenų trauminė liga, 3 balų koma. Nukritusi ant kelio žmogų radę kaimiečiai sakė, kad vyriškis su motoroleriu važinėjo itin atsargiai, bet šalmą dėvėti tai reikia. Avarija į galą ir prie Kužėdo yra avarija į galą. Aną dieną į maršrutinio autobuso Klaipėda Jurbarkas Kaunas galą neprastai atsirėmė automobilis Ford Focus. Vienas keleivis pagalvojo, kad čia autobusistas bus pukštelėjęs į priekį stovėjusio sunkvežimio galą, bet viskas buvo žymiai paprasčiau. Šį kartą pukštelėjo Fordas. Labą dieną. Kauskas. Va čia Kauskas. Jau ką, nepažįsta galvoji? O kas čia nutiko dabar, sakyk? Palendo, Kursim filmą. Nu. Nieko savo. Mes pastovim, Šitai tai nieko autobuso nieko, o šitai nieko. Stovėjom buvo prieš mus. O kur važiavo? Mazas stovėjo. Mazas stovėjo. Mes buvom sustoję. Aha. Aš galvoju, mūsų vairuotojas žioplys pajutom būkštį. Aš galvoju, kad mūsiškis į tą kamazą, tą sunkvežimį atsimuš. Nieko panašaus, tas. Spalvavo davė, Janis Supratau. Labą dieną. Gyvas sveikas esat? Jo. O tai kaip buvo? Kažkas priekį stovėjo jūsų? O čia buvo, kūras stovėjo, tai sustojo, koks 3 mašinas buvo. Aha. Aš pristabdžiau, o tas iš paskos. Tikėdu, kad O kur keliavot? į Kauną. Į Kauną? Fordo vairuotojo klaida įprasta žiedinė, jis žiūrėjo į kairę ir pajudėjo į priekį, vildamasis, kad ten buvęs autobusas jau bus nuvažiavęs. O jis nebuvo nuvažiavęs, jis ten stovėjo. Buvo vidurdienis, net ne transporto spūsčių metas, o jeigu žiedas dėl smulkaus bakstelėjimo jau pradėjo kimštis. Tad vyrai patraukė transporto priemonės į pakraštį ir tikėtina, kad eismo įvykių deklaracijos buvo užpildytos teisingai, o tada autobuso vairuotojui teko truputį paspausti greičio pedalą, kad pasivytų grafikus ties Jurbarku ir taip toliau ir panašiai. Šiandien vietoje rubrikos iš artimojo užsienio pakalbėkime apie savo reikalus, apie ženklinimą ant kelio. Štai baltos spalvos X-as Taikos prospekte varo per pabraižymus, per kuriuos nedėrėtų taip važiuoti. Taikos ir Dubysos gatvių sankryžoje pilietis pasitaisė, kaip sakoma, pirmas atsistojo. Tiesa, prieš tai kirsdamas dvigubą ištisinę liniją pasitaisė, kad pirmas galėtų nulėkti. Tačiau kas iš to? Fiat Multipla keistas automobilis ir jį vairuoja inteligentai, profesoriai ir rektoriai įvairūs, ko nepasakysi apie šitą nardantį per ištisnės linijas prie Baltijos ir Šilutės plento žiedinės sankryžos. Arba dar vienas barbiškų spalvų automobilis toje pačioje vietoje. Tas vairuotojas irgi geras. Žemai matyt mašinoje sėdi, subiniai velkasi per žemę, tai ir nemato tų ištisinių linijų ant kelio pabrėžtų. O čia išvažiavimas iš kelių įmonių teritorijos Naujakimio gatvėje. Jeigu tas vairuotojas prieš sukdamas į kiemą nebūtų kirtęs kampų, o privažiavęs, įvertinęs situaciją ir tada tik būtų pasukęs į kiemą, nereikėtų dabar čia smaukytis pirmin atgal šaligatviais važinėti ir šiaip laiką gaiščiai.
Dabar apie kantrybę. Štai vienas nekantrusis trūkčės sausio 15-osios Pilies ir Minijos gatvių sankryžoje ant perėjos užvažiavęs. Ir tik geltonai šviesoforo šviesai pasirodžius, pavarys tiesiai, kuo greičiau iš čia, kur filmuojama yra iš visų pusių. Kitas nekantruolis nufilmuotas Gedminų gatvėje prie Vėtrungės gimnazijos, prie judrios pėsčiųjų perėjos, kurią naudojasi ne tik gimnazistai, bet ir šiaip bobutės ir seneliai, nespėdami spydriai per gatvę pereiti. Ta pati vieta, tik iš kitos pusės. Opelis apskritai pasukęs iš Naujakimio gatvės, pavarys degant raudonam šviesoforo signalui. Arba ta pati vieta, tačiau iš kitos pusės. Čia atvažiavęs Naujakimio gatve, visureigis apskritai pavarys įžūliai degant raudonam šviesoforo signalui ir dar prieš eismą DHV 008. Komisarė, užsirašėt? Čia rubriką reiktų baigti ir eiti pailsėti, bet nenuilsantis vokietis Klausas užkrovė mums vėl darbų iki kaklo. Klausui nepatinka tie, kurie varo degant raudonam šviesoforo signalui. Štai vienas seniai turėjo stovėti, bet išvažiavo Šilutės plente. Audi A4 vairuotojas Šilutės plento ir Vingių gatvių sankryžoje pagalvojo, kad jam reikia pavaryti per Vinginę. Tai bus greičiau. Tai ir perlipo ištisinę. Vokietis Klausas labai nemėgsta lietuviškų eismo paukštukų, klaipėdietiškų lakstūnų ir nardytojų. Jis juos filmuoja, mes juos rodome. Ir vėl raudonas geltonas. Koks skirtumas? Abu draudžiami įvažiuoti. Vėl nuskambės žodis Vėtrungė. Tik čia ne gimnazija, čia kita vieta, identifikuojanti, kad esame pajūryje, bet tai per raudoną varyti tai negalima. Įvažiausi sankryžą ir nespėjus nieko gero nuveikti, važiuoti atbulam yra labai pavojinga. Štai Volvo juda atbulas, o juk vos net saptelėjo blondinės, vos nesuplėšė jos pėdkelnių, laukininkų ir Smiltelės gatvių sankryžoje. Na, Mercedeso vairuotojas išvažiuodamas iš teritorijos į Minijos gatvę, nieko nebodamas, per visas juostas pavarys, kur jam reikia, o reikia jam tai į kairę. Toje pačioje Minijos gatvėje netoliese yra labai pavojinga pėsčiųjų perėja ir žmonės traiško tokie vairuotojai, kurie nesustoja prieš pėsčiųjų perėją, kai greitimoje juostoje kiti tai padaro. Juk šią sankryžą, laukininkų ir Smiltelės gatvių sankryžą mes jau matėme prieš kelias sekundės, tiesa, ir kalbėjome apie tai, kas būna, kai įvažiavęs į sankryžą nespėjai nieko gero nuveikti. O kad taip nenutiktų, kitą kartą nereikia veržtis į sankryžą degant geltonam šviesoforo signalui. Ir tiek žinių. Ir paskutinis Klauso darbelis. Tai nežinia, iš kur atsiradęs taksi vairuotojas. Ir mes tikrai nežinome, iš kur jis atsirado. Bet jis arba turėjo stovėti prieš Klausą, arba už jo. O dabar pertrauka. Dabar tradicinė atokvėpio pertraukėlė, o po jos toliau laidoje matysite. Kretingoje taksi automobilis atakavo prekybos centrą, kuriam Baltijos šalyse ir taip jau nesiseka. Toje pačioje Kretingoje 81 metų dėdukas negreit suprato, kad važiuoja atbulas. Tik sudužus šiam gražuoliui Passatui CC paaiškėjo, kad kito vairuotojo kelyje tai neturėjo būti. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Tiesa yra tai, kad mes vyrai labiau už viską mylime laisvę ir krepšinį. Moterys, jų aš iki šiol nesuprantu. Bet vieną žinau tiksliai, be jų gyventi mes negalime. Kaip ir be tų akimirkų, kai jų nėra. Užsisakyk Baltikum skaitmeninę tik už pusę kainos. Ir žiūrėk tai, kas tau svarbiausia. Skaitmeninės TV įrangą pasiūlysime tik už 1 litą. Baltikum skaitmeninė. Pramogos tikriems vyrams. Aš jau pasirinkau. O tu? Tai buvo visa reklama, parodyti visi šventiniai anonsai, nuo mes tęsėme laidą. Kilėja Jokubavas Klaipėda iš didžiųjų lėlių kelelio nosį iškišęs gražuolis Passatas CC, kaip mat per ją gavo nuo Fiato. Ir praėjusiais metais pagamintas automobilis pasidarė nebe toks gražus. A lyjo tuo metu? Lyjo. Aha. Nu, man tik atsakė, taip galinį klausimą. Lyjo ir tiesiog nepastebėjo. Atrodo viskas aišku, pildome eismo įvykių deklaracijas ir skirsimės, tačiau paaiškėjo, kad nekaltojo dėl avarijos vairuotojo kelyje tai neturėjo būti, neturėjo. Labą dieną, mielas ponia. Labą dieną. Tai
nekaltas dėl avarijos, bet baudą gausit tokią Gausim, o ką daryti. konkrečią. O kiek jau buvo laiko praėjo, kai vairuotojo pažymėjimas atimtas? Virš 2 metų. Virš 2 metų? O kuriam laiku buvo atimtas? 2, aš nežinau. 2 metų. Nebesimenu. Nu, galėjau atsiimti, turėjau atsiimti. Nu, ką, nu. Nu, vat ir pagavo toksai naujas Passatas. Naujas. A matėt, kad lenda ar dar kažką? Nu, suprantat, nuvažiuoju čia, be jokio stabduko, taip vyras irgi sako, gyvenime pirmą kartą. Aha. Nu, man irgi net nešovė galva, kad čia kažkas ne naktis, ne... Nu, žiūriu, ateinu, mečiausi kairę pusę, bet kas iš to visi metai. Vairuotojo pažymėjimas iš Vidmanto atimtas prieš daugiau kaip 2 metus už tai, kad Klaipėdoje įkliuvo vairuojantis girtas. Tada jam buvo nustatytas vidutinis girtumo laipsnis. Kokią sumą tada jis turėjo sumokėti valstybei, Vidmantas neatsimena, tad ir bauda nesumokėta. O pasibaigus vairuotojo pažymėjimo atimimo terminui, jis negalėjo eiti perlaikyti vairavimo egzamino dėl tos pačios priežasties, kad nesumokėta bauda. CC vairuotojui surašytas protokolas už avariją, o Vidmanto laukia 1,5 litų bauda, kai vairavusiam be vairuotojo pažymėjimo. Beje, jeigu į panašią situaciją Vidmantas būtų patekęs dar nepasibaigus vairavimo teisių atimimo terminui, tai bauda būtų buvus žymiai rūstesnė – nuo 1,5 iki 2,5 litų. Ir tą penktadienio vakarą pradėjo griūti Klaipėda. Pirmasis pradėjo birti geležinkelio viadukas virš Herkaus Manto gatvės. Skersai kelio krisdamas lietaus surinkimo vamzdis kliudė taksi automobilį, kuris važiavo link miesto su keleiviais. Тут перестраивался автобус впереди, перестраивался в этот ряд, чтобы повернуть направо. И перед носом вот там метров 5 упала эта штука. И рот открыть не успел, переехал ее колесами. Машина заглохла, но по инерции все это вместе с железом этим аж сюда вот так меня развернуло. Дальше все видно. Vamzdis kliudė ir greta taksi automobilio važiuojančią Opel Vectra, vožtą į tą vietą, už kurios durų sėdėjo 7 metukų mergaitė. Purvas net tikštelėjo ant mažosios veido. Tai vaikui turėjo užtikšti purvo turėjo. Įvykio vietoje pasirodė miesto meras, specialistai ir buvo nuspręsta trumpam uždarius eismą nulupti likusius vamzdžius. Situacija laukia rimto įvertinimo ir rimto remonto. Pirmadienį apie 15 val. Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad kelyje Kretinga-Klaipėda įvyko avarija. Yra sužeistų žmonių. Automobilio Volkswagen LT vairuotojas Gintaras, 21 metų vaikinas, lėkdamas link Klaipėdos ir lenkdamas kitą transporto priemonę, išvažiavo į priešingą eismo pusę ir čia paslydo. Gintarai, kas buvo? Nieko nebuvo? Paslydai? Aukštas krovininis transportas buvo nesuvaldytas, jį sumėtė kelyje, nuvažiuota nuo kelio, su mašinos priekiu atsimušta į griovio kraštą ir verstasi. Avarijos vietoje sustoję kitų automobilių vairuotojai ir keleiviai iš sudaužytos mašinos išvadavo 2 žmonės. Keleiviai, vis prarandantį sąmonę, teko ištraukti. Vairuotojas per avariją nenukentėjo ir buvo blaivus. O nuo avarijos apdujusi keleiviai medikai skubiai išvežė į ligoninę. 20-mečių vairuotojo pusbroliui per avariją lūžo raktikaulis. Avariją sukėlęs jaunuolis automobilis vairuoja jau 1,5 metų. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį apie 1 valandą Kretingos policija gavo pranešimą, kad Rotušės aikštėje įvyko unikali avarija. Taksi automobilis Seat Alhambra užvažiavo ant šaligatvio ir be stabdymo pastangų perskrodė parduotuvės Maxima sieną. Išgriovė sieną, automobilis jo parduotuvės viduje išvartė stelažus su konservuotomis daržovėmis, kitais produktais. Saugumo kamerų užfiksuoti vaizdai atskleidžia dramatišką avariją. Įvažiavęs į parduotuvės vidų, apdujęs vairuotojas Arūnas dar ilgai sėdi automobilyje. 1972 metais gimęs vyriškis nelipa iš mašinos ir tiek. Tai tęsiasi apie minutę. Po to braudamasis per konservų kalnus prie mašinos prieina kolega, kitas taksi vairuotojas. Jis tyria situaciją, kalbasi su žmogumi, ištraukia iš spynelės variklio užvedimo raktus. Tada stengiasi padėti išlipti vairuotojui. Tačiau šios sveikata matosi, kad labai prasta. Kolega prilaiko, kad tas negriūtų. Tas įsikibęs į dureles. Tačiau nutariama vėl pasodinti vairuotoją į savo sėdynę. Netrukus atvyks policija ir bus nustatyta, kad vairuotojas tai blaivus. Gali būti, o ir filmuota medžiaga tai leidžia pagrysti, kad tiesiog trumpam buvo sutrikusi vairuotojo sveikata. Vairuotojas pareigūnams sakys, kad jis ko gero vairuodamas užmigo, tai mažai tikėtina, nes tiesiog miegui per trumpas atstumas. Kas laukia avarijos kaltininko, paaiškės po to, kai Kretingos policija gaus visas pareikalautas medicininės pažymas. O toliau Kretingos miesto viešojo saugumo kameros užfiksavo unikalų pavairavimą.
kai tą pačią dieną 84 metų senolis vairuodamas automobilį Peugeot negreit suprato, kad jis atvažiuoja atbulą šluodamas iš savo kelio viską, kas jam trukdo. Kameros incidentą užfiksavo paskutinį lapkričio 5 vidurdienį, kai Rotušės aikštėje pilna žmonių. Kai staiga pasirodo automobilis Peugeot, jis vos nekliudo pravažiuojančio taksi automobilio, užšoka ant šaligatvio, iš šipulių sudaužo smėlio dėžę, skeveldros nukrenta šalia mažo vaiko ir mamos. Atbulas automobilis kerta Kęstučio gatvę, čia užvažiuoja ant kito šaligatvio ir dingsta iš avarijos vietos. Kretingos policijos pareigūnai pavijo automobilį ir nustatė, kad jį vairavo 81 metų Zenonas, kuris sunkiai suprato, ką padarė. Jam gresia 4–5 tūkstančių litų bauda. Štai taip mes prisikasime iki rubrikos Filmuoja reido reporteriai ir ją pradeda archyvinis automobilis Žiguli, kuris atrodo atvažiavęs iš tų laikų, kai kelyje Plungė Vėžičiai važinėjo tik 2 markių automobiliai – Žiguli ir Moskvičiai. Pilietis atsiuntęs šią medžiagą rašo, kad jis važiuodamas su BMW to spirgio kartais ir prisiginti negalėdavo. Rauna 100 kitų, o lenkiant ir iki 120 spidometro rodiklė užkyla. Tai Audi A6 įlindo į tarpą. Na ir ką, privilkosi greitajame karavane, kurio galvoje Žiguliai 11-ukas važiavo su techninė apžiūra, civilinės atsakomybės draudimu, radio antena ko gero dar yra likusi, tik veidrodžiai ir sėdinės nešildomos. A kam to reikia? Nors šiuolaikiniuose mūsų keliuose automobilis Volkswagen Golf yra dažniausiai sutinkama transporto priemonė. Šio Golfo vairuotojas posūkių signalo nerodo, prieš nosį nardydamas. Tiek to, Smiltytės ir Smiltelės gatvių sankryžoje pravarė per raudoną. Na ir kas iš to, jeigu kitoje sankryžoje, Smiltelės ir Vingių gatvių sankryžoje, jam teko eilėje prie raudonos šviesos pastovėti. Tuo metu, kai mažiau skubantis tai nuvažiavo. Mergina pasivadinusi geltoną pimpačkiukę mums atsiuntė net 3 medžiagas apie betvarkę vairuojant Taikos ir Baltijos prospekto žiedinėje sankryžoje, kur tu žmogaus stumiesi iš pirmos juostos, ar tik antrą juostą moki važiuoti. Juk galima žiedą apvažiuoti ir pirmą juostą šioje vietoje. Galima. Taip pat geltonoji pimpačkiukė pasipiktinusi, kaip pravaro pilietis degant raudono šviesoforo signalui prie socialinių mokslų kolegijos. Taip pat geltonoji pimpačkiukė perspėja, kad ir Reikjaviko gatvėje teisėjai gali pasirodyti iš visų pusių vienu metu. Taip pat geltonai pimpačkiukai nepatinka, kaip prieš nosį sušmėžavęs dviratininkas, tamsus kaip koks juodulys, netgi, sakytume, visai juodas. Kai tavo mašina puošia žalias lapas, važiuoti degant raudonam šviesoforo signalui yra tiesiog negražu. Panelė Ievai labai nepatiko, kai pasvalyje prieš jos nosį važiavęs kablukas šmurkštelėjo dešinėn posūkio nerodydamas. O šitos ponios automobilio valstybinė numeriai yra EBU 790. Šita pilietė už savo pavairavimą Debrecino gatvėje susilauks deramos bausmės. Patikėkite. Erikas Linas atsiuntė vaizdo medžiagą iš Norgės, iš Sandneso miesto, kur lietuviai ir čia varo degant raudonam šviesoforo signalui. O čia kelias iš Marijampolės į Kauną. Negalima lenkti sankryžose, negalima lenkti kertant ištisinės linijos, negalima, nes gali užsimušti, mes čia rimtai šnekame. Vilniaus vairavimo istorijos yra kraupios mieste, kur gyveno Kunčino Tūla, kad taip nerodytų posūkių žmonės, tai ką mes žinom. O jų nusižengimo vertė yra labai išaugusi. Komisaras gali luptelti net iki 300 litų, jeigu veidas nepatiks ar biografija. O už raudoną šviesoforą tai ir vairuotojo pažymėjimą gali atimti. Ne už tai, kad jis dega, o už tai, kad važiuoja degant raudonam šviesoforo signalui. Čia atsiuntė pilietis medžiagą, kad maišosi priekyje važiuojantis pilietis kitas, prieš nosį užkišo savo užpakalį. Taip pačiam ir teko pavaryti per sankryžą, jau degant draudžiamam šviesoforo signalui. Saugokis vilkiko, jie taip važiuoja, jiems taip reikia. Filmuotoje medžiagoje netaip baisiai atrodo, kaip nupasakojo žmogus ir aprašė šitą situaciją, kai buvo iš tiesų, bet mes tikime, kad buvo labai baisu. Čia juk vilkikas, čia buvo Grigiškės, o čia jau nebe Grigiškės prie Vilniaus, bet vis tiek labai baisu. Būkite aplankyti, sudėv ir linkiu tik vieno. Mums geriau reide nepasimatyti. Čiau. Laidą Reidas pristatė Nemelio taupomoji kasa, patikimas jūsų verslo kreditavimas. Į ankstų rytą švelnus vėjelis, šnabždės man tavo vardą, paslapčia. Žinok, tai mano mintis ilgesingos, jomis atskriesiu pas tave. Tu ne miražas ir ne vizija, tu mūsų skaitmeninė televizija. Baltikum skaitmeninė, pramogos visai šeimai.